Ponios ir ponai, laba diena. Sveikinimai. Jūs ištvėrėte iki paskutinės šios konferencijos sesijos, reiškia, kad jūs esate labai ištvermingi. Žinau, kad diena buvo ilga, tačiau pažadu, kad išliksite budrus ir mąstysite, kol kalbėsimės. Tema labai įdomi. O ji yra tokia, kaip atgrasyti tas atakas, kurios nepatenka į NATO 5 straipsnio taikymo sritį. Ir kas yra tas 5 straipsnis? Jo sudėtis tokia, kad puolimas prieš vieną ar daugiau NATO narių yra laikoma kaip išpuolis prieš visas NATO narės. Ir iš to seka, kad imamasi reikiamų veiksmų. Tačiau po Krymo aneksijos įvairovė ir skaičius įvairiausių veiksmų, kurie būtent nepateko į NATO 5 straipsnio taikymo sritį, išaugo dramatiškai. Atrodo, kad jie tarsi tyčia nepatenka į to 5 straipsnio taikymo sritį. Vakar visi stebėjome, kaip užsienio reikalų ministras ir komisaras Kubilius vėlavo į vakarienę dėl vieno iš tokių veiksmų, dėl sabotažo ir hibridinės atakos, tų skraidančių balionų virš mūsų oro erdvės. Tokie išpoliai sukelia dviprasmiškumą ir tiesiog atrodo neįmanoma jų identifikuoti kaip konkretaus išpolio atakos patenkančio į 5 straipsnio taikymo sritį. Taigi tas straipsnis netaikomas. NATO viršūnių susitikimas Varšuvoje, Vilniuje, Velse, Madride patvirtino, kad kibernetinės ir hibridinės atakos kartais tam tikrais atvejais gali paskatinti šio straipsnio taikymą. Tačiau kokia turi būti aprėptis, koks turi būti mastas tos atakos, kad būtų aktyvintas 5 NATO straipsnis. Tai sukuria tikrai labai daug dviprasmiškumo, daug politinių interpretacijų ir manipulacijų, kalbant apie tai, kaip, kam, kur priskirti tą ataką ir kaip ją reaguoti. Būtent apie tai ir padiskutuosime ir tai yra klausimas, kurį bandysime atsakyti šios sesijos metu. Vienu metu, ko gero, galbūt reikėtų sakyti, būti budriems, ryžtingiems ir nepalikti erdvės dviprasmybėms. Tačiau ar galime reaguoti į šias atakas tinėmis priemonėmis, ar vis dėlto pasitelkti atsparumą, būdami budresni, atsparesni, investuoti daugiau į savo infrastruktūros apsaugą. Tai mano pirmasis klausimas bus skirtas daktarui čia. Ir norėčiau jūsų paklausti. Galbūt galite savo patirtimi pasidalyti Indijos ir Ramiojo vandenyno regione. Kokie yra geriausi pavyzdžiai kovai su šiomis hibridinėmis atakomis? Kadangi gyvenu Pietų Korėjoje ir pietryčių Azija susiduria su daug įvairių hibridinių atakų, tačiau suvokimas, kas to lygio atakų ir jų sudėtingumo skiriasi. Tačiau jos turi vieną tikslą dažniausiai. Tų atakų organizatoriai dažniausiai turi 3 pagrindinius tikslus. Pirmiausia, jie nori įvertinti, kiek gerai pasiruošę yra priešininkai. Ir jeigu jie nustato ir įvertina, kad priešininkams stinga esminio pasirengimo, tokie veiksmai gali lemti eskalaciją tų provokacijų.
Hibridinės atakos dažnai naudojamos karo metu, siekiant psichologiškai destabilizuoti priešininkus, demonstruoti politinę galią, tą mes matėme Donbaso regione, pasitelkiant Šiaurės Korėjos pajėgas. Ir taip pat siekiama tiesiog psichologiškai paveikti. Ir tokia taktika yra naudojama siekiant išvengti tarptautinio pasmerkimo, sulaukti atgrasomųjų reikšmingų veiksmų. Hibridinės ir kibernetinės atakos dažnai yra vykdomos tiek kariškių, tiek civilių. Ir dabartinės visuotinės karybos laikais tai yra įvairiausiomis komunikacijomis priemonėmis, siekiant paveikti kritinę infrastruktūrą, sukelti masinę paniką. Ir suardyti visuomenės valią kovoti. Ir mano nuomonė, dažnai tos atakos yra vykdomos tam tikrose ginčytinose teritorijose, kuriomis agresorius siekia pagrįsti savo naratyvą. Galbūt istoriškas prieštaravimus, pateisinti savo veiksmus. Pietryčių Azijos atveju, arba kalbant apie konkrečią valstybę, nereikia net nesu pavadinimo naudoti. Ji naudoja įvairius hibridinius metodus. Visokiausi žeminantis veiksmai prieš oponentus, kuriuos gyvendina civiliai. Kinijos Kinijos laivai Filipinuose atlieka agresyvius manevrus ir nors jie nedemonstruoja karinės galios, tačiau vykdomos ir karinės pratybos, simuliuojant Taivano blokadą, taip pat sabotažas, nukertant duomenų kabelius. Ir per pastarąjį dešimtmetį įtartini incidentai su kabeliais Azijoje buvo nepaprastai dažni. Kinija taip pat teigia, kad istorinis melas yra eksploatuojamas siekiant įtvirtinti istorinius siekius, teritorinius siekius prieš kitas valstybės nukreiptus. Deja, mano tyrime dauguma pietryčių Azijos valstybių efektyviai reagavo į tokius išpuolius. Tos valstybės dažnai yra priklausomos nuo valstybės agresorės, tai yra nuo Kinijos, ir įpareigotos diplomatiškai negali labai reikšmingai. Kai kurios bandė kariniais būdais atsikirsti, tačiau jų pastangas riboja tiek karinė galia, tiek ekonominiai pajėgumai. Ir iš to mes galime daryti 3 išvadas. Kaip geriausia kovoti su hibridinėmis ir kibernetinėmis atakomis. Pirmiausia, politiniai lyderiai turi pasirengti strategiją ir suvokti tų hibridinių atakų rimtumą. Tai ne tik tai karybos sritis. Politiniai lyderiai privalo suvokti tą dinamiką. Pietryčių Azijos šalių lyderiai bei Europos šalių lyderiai turi susitelkti ir informuoti visuomenę, parodyti valią, vengti tokių provokacijų. Panašiai mąstančių valstybių solidarumas ir susitelkimas prieš panašias grėsmes yra esminis. Šiuolaikinėje susiskaldžiusioje pasaulio tvarkoje nė viena valstybė nėra apsaugota nuo tokių atakų. Valstybių koalicija
turi imtis kolektyviai kovoti, pasitelkti bendradarbiavimą su NATO bei JAV sąjungininkais, sudaryti koalicijas, reguliarios karinės pratybos, imituojant kovą su įvairiausiais hibridiniais scenarijais. Tai yra vienas iš sprendimų. Bendramintės sąjungininkės turėtų gerinti savo pasirengimą bei koordinavimą, veiksmų koordinavimą tokių išpolių atveju. Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, taip pat ir Europoje, agresoriai nori vieno dalyko – priversti žmonės bijoti, mažiau pasitikėti savimi, bijoti valstybės pasirengimu ir tiek politinių lyderių, tiek karo vadų pajėgumais. Ačiū labai. Iš tiesų, hibridinės atakos vyksta ne tik Baltijos jūros regione, Juodojoje jūroje, Ramiojo vandenyno regione. Ir receptai kartais yra gan panašus: atsparumas, bendradarbiavimas, pratybos. Tačiau man įdomu, suprantu, kad viena vertus visi dažnai skundžiamės, kad Baltijos šalys yra labai nesaugios. Daugybė straipsnių teigia, kad Baltijos valstybės galbūt bus kitas taikinys, galbūt mes jau esame kare, tačiau esminis skirtumas nuo Azijos valstybių arba valstybių esančių Indijos ir Ramiojo vandenyno regione, mes esame NATO narės. Tai yra labai svarbus skirtumas. Tačiau norėčiau labai trumpai paklausti dar, kaip Jūs manote, norint duoti atsaką ir atgrasyti tas atakas, taip, atsparumas, pratybos, bendradarbiavimas, ar tai tik vieninteliai sprendimai? Ar kažkuriuo metu turime būti pakankamai drąsūs, kad imtumėmės kinetinių priemonių? Ir kas turėtų būti tas slengstis tam mūsų kinetiniam atsakui? Taip, būtent dėl to ir pasakiau, kodėl yra toks svarbus politinių lyderių vaidmuo. Diktatoriai, autoritarai kartais atrodo labai stiprus ir labai atrodo tvariai jų vadovavimas. Tačiau realybėje būna labai pažeidžiami dėl jų pačių žmonių nusivylimo. Jau matėme Sovietų Sąjungos griūtį ir demokratizaciją, išlaisvėjimą daugelio postsovietinių valstybių 10-ame dešimtmetyje, atsiprašau. Ir mes tikime savimi, tikime, kad bendradarbiavimas tarp lyderių padeda. Taip, mes turime tikėti, ginti savo vertybės ir jas skleisti tarp savo žmonių. Taigi, norėdami apsaugoti savo vertybės ir žmonės, taip, tai yra labai svarbu. Dėl to žiūriu į poną Hamiltoną. Žinau, kad diskusijos NATO dažnai sukasi apie tai, ką reiškia apginti NATO narės, kaip užtikrinti gynybą ir taip pat kaip NATO turėtų reaguoti į situaciją, kai kai yra išpuolis pagal 5 straipsnį. Tai gal galėtumėte šiek tiek plačiau papasakoti, kaip NATO, turėdama visą tą patirtį dabar, reaguotų, jeigu būtų kažkoks išpuolis prie Baltijos valstybės ar prie Lietuvos sienos. Ačiū Linui, ačiū visai geopolitikos ir saugumo studijų centrų komandai už puikiai organizuotą renginį.
Man atrodo svarbu pasakyti, kad Rusija galiausiai žudys žmonės NATO valstybėje, mes tinkamai neišspręsime šios situacijos. Kaip tvarkytis su ta pilkąja zona, ar kaip pavadintume tais išpoliais, kurie nepatenka į NATO 5 straipsnio apibrėžtį. Ir tuomet NATO atsidurs ties 5 straipsnio dilema ir mes matėme dronų įsiveržimą į Lenkiją, kuris buvo akivaizdžiai sąmoningas rugsėjo mėnesį. Ir netgi tas atvejis rodo, nušvietė galbūt šiek tiek tiek JAV, tiek kitas NATO valstybės. Ir prezidentas Trumpas pasakė, kad tai galėjo baigtis, kad tai galėjo būti atsitiktinumas, tačiau tai nebuvo atsitiktinumas. Jeigu imtume tą kaip pavyzdį, ar tai, jeigu, tarkim, tai būtų buvę ne Gerbera dronai, o koviniai dronai su kovinėmis galvutėmis ir būtų nužudę daugybę žmonių ligoninėje ar mokykloje, labai galėjo taip nutikti. Ir Lenkija, ko gero, nebūtų pradėjusi 4 straipsnio konsultacijų, bet 5 straipsnio konsultacijas būtų pradėjusi ir tuomet būtų atsiradusi, ko gero, skirtis tarp NATO sąjungininkų, nes galbūt vieni sąjungininkai nebūtų norėję tuo patikėti ir būtų tikėję gerietiškais Rusijos ketinimais. Ir aš tą sakau, kad kalbant apie... Ir tikrai nebus teisinga pritaikyti tą 5 straipsnį, nes kodėl rusai tą daro, nes pats straipsnis, 5 straipsnis buvo nustatytas kaip atgrasanti priemonė sovietams, vėliau rusų agresijai prieš NATO sąjungininkus, bet jis nėra pakankamai atgrasantis. Jame pasakyta, kad gali kilti karo prieš visas 32 NATO narės grėsmė, tačiau gan aiškiai Vašingtone yra sakoma, kad išpolis prieš vieną valstybę ir išpolis prieš visas. Ir Rusijos atveju ji negalėtų įveikti viso aljanso. Kalbant apie patikimumą, tai būtent sutartyje naudojama kalba, kad valstybės turėtų laikyti vieną išpolių prieš vieną šalį, išpolių prieš visas. Tai Rusija ir išnaudoja tą pilkąją zoną ir puikiai vykdo tas atakas, kurios nepatenka į 5 straipsnio taikymo sritį. Tie žalieji žmogeliukai, jų scenarijus, tai priklauso nuo šalies ir nuo konteksto. Rusija skirtingose šalyse gali naudoti skirtingas priemonės. Juodosios jūros regione bandoma paveikti rinkimus, referendumą Rumunijoje, Moldovoje, per TikToką. Ar tiesiog per oligarchiniškas valstybės daryti įtaką kaip Sakartvele. Čia, kur Rusijos pranašumai yra kitokie, jie žaidžia pagal kitas taisyklės ir čia didžiausi pranašumai, ne konkrečiai Lietuvoje, bet Estija galbūt ir Latvija, ten yra rusakalbių bendruomenės. Nes Latvija ir Estija tikrai puikų darbą padarė, dirbdama su savo rusakalbių bendruomenėmis per tuos beveik 30 metų nepriklausomybės, tačiau nereikia visų rusakalbių. Narvoje, pavyzdžiui, kad jie galvotų, kad su jais netinkama elgesi. Reikia vos keleto žmonių, užtenka nedidelio procento žmonių, kurie tiki propagandą ir to pakanka. Mes tą matėme ir JAV, ir tą matėme Europoje. Jeigu jie patikės tuo, ką sako rusai ir norės pasitelkti smurtą kaip atsaką, tai gali būti ir visai maža grupė. Lietuvos pažeidžiamumas yra tas, kad Kaliningrado sritis ir Kaliningrado koridorius. Ir Rusija naudoja skirtingus metodus, Kremlius labai gerai suvokia savo konkurencinius pranašumus ir kaip juos išnaudoti. Kalbant apie reakciją, kaip reaguoti, turime galvoti apie santykius tarp priežasties ir pasekmės. Ir taip, atsakomybės priskirimas, kuo didesnė atsakomybė priskiriam Kremliui, tuo galbūt didesnės šansai sulaukti atsako.
kalbant apie kabelių nukirtimą Baltijos jūroje, dronai oro uostose, žalieji žmogeliukai. Einant, efektas yra didesnis ir Rusijos gebėjimas eskaluoti ir vis tiek išlikti toje pilkoje zonoje, stulbina. Pirmiausia, kalbant apie reakciją, mes susitelkėme ties atgrasimų neigdami tai. Mes susitelkėme ties visuomenės atsparumu, bandome būti kiek galima atsparesni. Turime daryti Rusijai tuos dalykus, kurios ji daro mums. Daugeliu vakaruose esančių žmonių tai sunkiai suvokiama. Nes mes, atrodo, bandome apversti politinę sistemą, kuri egzistuoja. Bet atgrasimas turi vykti per bausmę. Atgrasimas neigimu neveikia. Turime pradėti kažką daryti Rusijoje, kažką tokio, ką ji daro čia pas mus. Ir turime viešai apie tai kalbėti, kad mes tą darome. Visos žvalgybos tarnybos, NATO žvalgybos tarnybos kažką daro, bet galbūt nėra priskiriami tie veiksmai NATO valstybėms. Turime stiprinti savo atsparumą. Turime stiprinti savo atsako mechanizmus. Tai yra kita problema. Tai yra visi tie dalykai, kurie yra laikomi karinio konflikto aspektais, bet tai nebūtinai tik tai karinio konflikto elementai. Ne tik tai kariškiai gali reaguoti, arba ne vien tik kariškiai gali reaguoti į tokias situacijas. O kaip atsakyti, koks turi būti atsakas, tai turi būti bendras visuomenės atsakas, o kalbant karinę prasme, tai turi būti automatinis atsakas. Estija turi tą politiką įsivedusi, kad jeigu peržengiama siena, nesvarbu, ar jie uniformuoti ar ne, Estijos karinės pajėgos yra išmokytos pirmą šauti, net neklausiant leidimo. Ir tai primena Krymo scenarijų. Kryme kariškiai skambino į Kijevą ir klausė, kaip reaguoti. Kijevas buvo chaose, vyriausybė buvo sušaukiama iš naujo ir dėl to Krymas krito, nes nebuvo jokių aiškių nurodymų, kaip reaguoti. Ir vietos vadams reikia pasakyti, jeigu pamatote žaliuosius žmogiukus, jūs turite sprendimo galę juos pulti, juos nušauti. Jums nereikia leidimo tą daryti. Ačiū Jums labai už labai konkrečius ir tiesius atsakymus. Jūs pats sakėte, susidurėme su didžiausia įvairovė tų hibridinių išpuolių, kurie yra nukreipti prieš konkrečias valstybės, pritaikyti konkrečioms valstybėms, nėra konkretaus recepto ir konkretaus atsako, kaip būtų galima reaguoti į tas atakas, tuos išpuolius ir derinti tiesiog tą atgrasimą, pasitelkiant atsparumą, neigimą ir atsaką. Taip pat jūs paminėjote labai svarbų dalyką. Atgrasimas baudžiant. Man atrodo, čia yra erdvės diskusijoms šioje srityje ir daryti gerokai daugiau, siekiant atgrasimo baudžiant, kad reaguoti aktyviai į tos hibridinės atakas, nes mes ten tikrai, kaip demokratinės visuomenės, tam nesame pasirengę. Dabar norėčiau kreiptis į Jonatą Vseviovą. Estija jau buvo paminėta ne kartą. Estija yra pavyzdinis atvejis, nes jis susidūrė su hibridinė ataka 2007 metais, esminė kibernetinė ataka, kuri buvo pirmoji, ko gero, valstybės inicijuota ataka prieš kitą valstybę. Buvo labai daug diskusijų NATO ir rezultatas buvo Talino vadovas parengtas. Aš žaviuosi estiškų požiūrių į tą laikyseną, kaip reikėtų laikytis
kažkokios nors situacijos atveju. Pamenu Leonardo Merio konferencijoje buvo labai aiškiai pasakyta, kad jeigu kas nors atvyksta, veršis į Estiją, aš kovosiu ne Estijoje, aš kovosiu Rusijoje. Galite paaiškinti, ką tai reiškia? Ar mane girdite? Kągi, dėkui. Noriu padėkoti organizatoriams, moderatoriui, visiems, kad pakvietė mane būti čia. Mane šiuo metu atgraso laikrodis, kurio jūs nematote, bet mes matome ir jo laikas eina atgal iki 0, tai jaučiu didelį spaudimą ir turėsiu būti tiesmukiškas savo atsakyme. Bet pasistengsiu nesupaprastinti temos sudėtingumo. Dėkoju organizatoriams už kvietimą, nes kiekvieną kartą, kai atvykstame į Lietuvą, mus giria lietuviai. Bet su Lietuvos ekonomikos augimu tai tampa labai retas reiškinys, nes mes stagnuojame. Tai pagiros iš lietuvių vis yra labai vertinamos. Kai mes atvykstame į Lietuvą ir sėdime štai ant scenos, lietuviai visą laiką būna labai mandagus ir labai mus giria. Nors kartais klausimas ar pagrįstai. Aš norėčiau 6 dalykus paminėti. Tai dėkoju, kad pradėjote nuo 2007 metų ir kibernetinių atakų. Kibernetinės atakos, kuri išgarsino visas kitas kibernetinės atakas. Problema su atgrasimu yra tokia, jog šiandieną, kai tokiuose renginiuose kalbamės ir netgi už uždarų durų vyriausybėse kalbamės, labai dažnai turime iš naujo išmokti dalykus, kuriuos žinojame. Kai kurie dalykai, kuriuos pasakosiu, turi būti išmokti iš naujo. Nors tai buvo dalykai, kuriuos žinojame, mokėjome ir kurie buvo laikomi elementariais. Tai grįžtų prie 2007 metų kibernetinės atastogos. Tai buvo neįtin kompleksinė ataka, bet buvo atakuojami bankai, komunikacijos bendruomenės, visuomenė apskritai. Bet vyriausybei prireikė laiko, norint įtikinti, kad ne kompiuterį mus puola. Pasižiūrėkime į situaciją Lietuvoje. Man sunkiai sekėsi pasiekti Vilnių dėl balionų, oro balionų, bet ne oro balionai mus puola. Ir ne šešėlinis laivynas, kurį reikia atgrasyti. Ne, mus puola žmonės, gyvi žmonės, kurie kitoje pusėje spaudžia mygtukus. Juos reikia atgrasyti, ne kompiuterį. Taigi nesuklyskite. Ir pasiklyskite techniškume. Mūsų atveju visą laiką mus puola jis, žmogus, kitoje technologijos pusėje. Tas žmogus priima racionalius sprendimus, atlikęs kaštų naudos analizę. Taigi nekalbėkite apie kompiuterius, kalbėkite apie žmogų kitoje pusėje. Mūsų regionas yra pakankamai paprastas, tiesmukiškas. Turime šalia vyruką, turinti režimą, kuris yra diktatorius, ir kalbu apie Vladimirą Putiną. Jis įgyvendina politiką, kuri yra nuosekli, jo veiksmai nuosekliai atitinka jo politiką. Jis turbūt yra pats skaidriausias, permatomiausias lyderis pasaulyje. Jis viešai aiškina, ko nori pasiekti. Jis neturi atskiros Estijos politikos, atskiros politikos Lietuvai ar atskiros politikos Ukrainai ar Europai. Ne. Jis siekia politikos ir įgyvendina politiką, kurią laiko Rusijos užsienio politika, kuri yra nukreipta į rusiškojo pasaulio suvienijimą, įskaitant Krymą, ir iš esmės pakeisti politiką, kuria iš esmės siekiama pakeisti Europos saugumo struktūrą, turint saugumo buferį, zoną prie mūsų sienų. Tai nieko naujo. Žemyninės imperijos visą laiką norėjo to padaryti. Mažas valstybės prie sienų paversti buferinėmis valstybėmis.
Tokiu būdu Putinas nori užsitikrinti vietą prie suaugusiųjų stalo pasaulinėme kontekste. Jis nori dalyvauti pasaulinėse užsienio reikalų diskusijose. Jis nori būti kartu prie stalo, kartu su kiniečiais ir kitomis didelėmis galiomis. Jis nori garantuotos vietos organe, kuris priima pasauliui svarbius sprendimus. Jie valdo kompiuterius, kuriais mus puola. Ir mes turime suprasti, kad Putinui ne tik Estija yra problema. Ne, mes esame tik tai bendros politikos jų dalis. Atgrasimas yra paprastas. Taip lengviau pasakyti nei padaryti, bet kad ir ką norime pasiekti, turime užtikrinti, kad kai elgiamasi netinkamai, rezultatas būtų priešingas tam, kurio norėjo Rusija. Centrinis užsienio politikos tikslas jiems yra Ukraina, ten yra užstrigusi Rusijos kariuomenė. Vis dar laukiame sprendimo, ar XIX amžiaus imperija gali ir išgyventi 21 amžiaus Europoje. Kai galvojame apie tai, kas Rusija motyvuoja atliekant hibridinės atakas ir išpolius Europoje, manyčiau, nereikėtų pamiršti Ukrainos politikos. Ir būtent todėl mums kai kalbame apie savo atsaką, reikėtų galvoti ir apie Ukrainą. Pavyzdžiui, neatsakinga branduolinė retorika Rusijos. Jos siekis yra paralyžuoti mus iš baimės. Kibernetinės atakos turbūt skirtos tam pačiam dalykui – propaganda, žvalgybinė veikla. Rusija pristato save kaip šalis siekianti taikos. Taigi, mes atakuokime jų politikos tikslus. Makro lygmenių išmanus atsakymas būtų ne taktinis, ne gynybinis atsakymas. Nežaiskime tokio žaidimėlio su plastikiniu plaktukiu. Suduokime ten, kur tam vyrukui kitoje pusėje skauda. Dabar jo tikslas yra mus paralyžuoti, suklaidinti. Tad įsitikime, kad rezultatas būtų kitoks. Mūsų parama turėtų Ukrainai augti, mūsų politinė parama turėtų augti. Atsakomybės priskirimas turėtų būti stiprėti. ES turėtų ryžtingiau imtis atsakų, o ne atsitraukti. Tokia turėtų mūsų būti bendra atsako politika, atgrasimo politika. Taip, mes neturime vieni ekonominių įrankių įtakai daryti. Mes, kaip maža valstybė, turime tik tai vienintelį turtą, savo balsą ir turime rusams parodyti, kad jei niekas kita nepavyks, kad bent jau reputacinė žala šaliai yra, kai kėsinamasi į mūsų saugumą. Jeigu tikslas yra gauti mažiau NATO veiklos Baltijos jūroje, rezultatas daugiau tokios karinės veiklos. Jei norima parodyti, kad Estijos oro erdvė yra mažesnė problema ir mažesnė svarbos NATO, mūsų atsakas turėtų būti parodyti visiškai priešingą situaciją. Mes turime naudoti savo balsu, rodyti visų sąjungininkų solidarumą ir jeigu mums pavyktų tą padaryti, mūsų atgrasimas būtų aukščiausiame lygmenyje. Atgrasimas niekada nesibaigia, nepakanka jo turėti, reikia visuomet jį atnaujinti. Visą laiką jį įtvirtinti, kiekvieną kartą, kai Rusija testuoja mūsų ribas, kartais net sėkmingai. 5. dalykas greitai. 5. NATO straipsnis, labai galingas, sutinku, bet jis turi dviprasmybę, kai kalbama apie jo formuluotę. Taip, NATO yra konsensusų grįta organizacija, bet niekas negali vetuoti Estijos noro padėti Ukrainai, padėti Lietuvai, Lenkijai. Tai nei viena NATO valstybė negali vetuoti tos NATO valstybės noro prisidėti prie kolektyvinės kitos šalies gynybos. NATO atgrastymas niekuomet nesiremia vien tik 5. straipsnių, nei šaltojo karo metais, nei dabar. Mes kalbame ir apie bendrą laikyseną. Mes turime tikėti savo pareiškimais. Mums nereikia tikėti 5. straipsnio formuluoti.
Mums nereikia to straipsnio, kad tikėtumėm, jog Vokietija ateis į pagalbą Lietuvai. Ne, Britai jau yra Estijoje, vokiečiai yra Lietuvoje. Taigi svarbiausia yra laikysena. Laikysena komunikuoja atgrasimo strategiją ir atgrasimo žinutę. Nors Rusija yra didelė grėsmė, didelės grėsmės šaltinis Estijai, Europai ir, mano nuomonė, visam pasauliui, bet išpolis prieš Ukrainą yra išpolis ne prieš Europą, Europos saugumo struktūrą, tai yra išpolis prieš demokratinės vertybės, prieš teisės viršenybę. Kaliningradas Lietuvai yra pažeidžiama sritis, bet Kaliningradas yra jų pažeidžiama sritis, ne mūsų. Gyvenimas šalia Rusijos yra pažeidžiamumas, bet gyvenimas prie ES sienų yra pažeidžiamumas Rusijai. Pasižiūrėkime į šį regioną, į Baltijos šiaurės šalis. Kartu mūsų ekonomika priklauso pasaulio geriausių ekonomikų dešimtukai. Kartu su vokiečiais mes esame didesni nei Rusija, mūsų ekonomika. Jei man reikėtų pasirinkti, ar aš norėčiau būti Putino batuose, ar Europos kailyje, ginantis, atakuojant, puolant, aš pasirinkčiau savo paties kailį bet kurią dieną. Ačiū, ponė Svisovai. Turime 5 minutės likusias. Turime daug klausimų iš auditorijos, pabandžiau juos sugrupuoti, tad vieną tą patį klausimą užduosiu jums visiems, taip situacija šiek tiek komplikuota, bet turime laiko keliems klausimams. Manau, jog egzistuoja poreikis išplėtoti šią idėją, atgrasimo per bausmę. Ar tai turėtų būti pagrindinis atgrasimo būdas, kokių priemonių galėtumėm imtis, ar mes turėtumėm sankcionuoti kažkokias valstybės institucijos, ar turėtumėm atakuoti satelitinės valstybės, šešėlinius žaidėjus. Galbūt reikėtų daugiau dėmesio skirti ekonominėms sankcijoms, kurios turi poveikį. Taigi, kaip padidinti kaštus išpolių Rusijai. Pirmiausia, kreipiuosi į poną čia, paskui pereisime prie pono Hamiltono ir Seviovo. Turime 4 minutės, 4,5 gal. Norėčiau patarti savo Europos draugams. Pirma, dirbti su savo senaisiais draugais, ne tik su Trumpo administracija. Būtina įtikinti, kad jūs nesate tiesiog pašalinis stebėtojas Indijos Ramiojo vandenyno regione. Jūs esate to regiono vienas svarbiausių partnerių. Kinijos, Rusijos grėsmė yra būdinga mums visiems. Sakyčiau, kad jūsų aktyvus dalyvavimas regiono dalykuose yra svarbus. Jūs esate europiečiai, bet mes kartu esame Europa ir Indijos Ramiojo vandenyno regionas, bendradarbiaujame kartu. Tai būtų pasiųsta žinutė tiek Azijos regionui, tiek JAV vyriausybei. Jums dabar reikia dalyvauti, kas vyksta pasaulyje. Taip, jūs turite ką veikti savo regione. Ir tam tikrą prasme Indijos Ramiojo vandenyno regiono problemos nėra jūsų problemos, bet tai reikia įtikinti sąjungininkus. Bendradarbiavimo svarba. Būtent todėl svarbi yra politinė komunikacija. Būtent todėl būtinas ir komunikacija su JAV. Na, aš ko gero pasakyčiau, kad kalbant apie atgrasymą baudžiant, taip, visiems atrodo labai sunku tą įgyvendinti, niekada apie tai nebuvo kalbama. JAV reikia aiškiai apie tai kalbėti ir aiškiai tai pasakyti.
Kai eskalacija jau nebekontroliuojama, jeigu kažkoks paketas sprogsta, DHL patalpose Vokietijoje, kažkas turi nutikti ir Rusijoje. Yra sritys, yra vietos, kur mes turime didelį pranašumą, kibernetiniai, pavyzdžiui, srity. Ir turime atsakyti į drono ataką, didžiulę kibernetinę ataką prieš Rusijos energetinę sistemą. Taip, tai gali būti eskaluoti padėtį, kur nėra jokių iš esmės veikimo taisyklių. Turime aiškiai apie tai perspėti, pasakyti, labai griežtai pasakyti ir suvaldyti tą galimą eskalaciją. Ačiū Jums. Pone Psivel. Pirmiausia, manau, kad turime užtikrinti, kad rusai suprastų, kad 5 straipsnis yra tai, ką mes sakome, kad tas straipsnis yra. Nėra tai, kad jie gali apibrėžti, kas patenka į tą 5 straipsnio apibrėžti. Būtent tai ir lemia tos savokos dviprasmiškumą. Mes niekuomet neturime sakyti, kas nepatenka į tą 5 straipsnį. Jie turi spėlioti. Tai turi būti strateginis mūsų pranašumas. Kalbant apie atgrasymą per bausmę, tai neabejotinai tą reikia daryti. Neturime laiko išsamioms diskusijoms, bet galbūt čia kitiems renginiams galime pasakyti, ne visiškai pritariu tam šokinėjimui tarp skirtingų sričių. Jeigu rusai pažeidė mūsų oro erdvę, mes nenorime, kad jie pažeistų mūsų oro erdvę, kaip atsakas mūsų turėtų būti galbūt pažeidimas jų oro erdvės. Bet jie ne tik atskrido į 12 minučių 4 kilometrus į Estijos oro erdvę, jie net ir sekundės skraidė virš mūsų sostinės valdžios institucijų. Galbūt mes turėtume su naikintuvais praskristi virš Kremliaus ir tuomet pakalbėti apie eskalacijos potencialą. Taip, nemažas eskalacijos potencialas. Taigi reikia gerai apgalvoti, kaip reaguoti. Iš principo aš sutinku, tačiau jie neturi apie tai žinoti. Viską, ką jiems reikia suprasti, tai kad ir ką jie bandys pasiekti, padaryti, galiausiai rezultatas, peržengus mūsų raudonas linijas, bus priešingas. Ir mes 9 kartų iš 10 turime pasitelkti ukrainiečių pagalbą, dar aktyviau remti Ukrainą ir dar aktyvesnės sankcijas Rusijai įvesti. Ačiū, labai įdomi diskusija. Mums stinga laiko. Manau, kad galėsime pratęsti prie taurės vyno ar vandens, ko jau jums norėsis vėliau vakare. Tiesiog pabaigai norėčiau pasakyti, kad hibridinės atakos niekur nedings ir taps didžiausių saugumo iššūkių ateityje. Tačiau svarbu, kad mes pakeistume savo mąstyseną, savo požiūrį, tai yra ta pati grėsmė kaip ir karyboje. Jeigu mes neįgyvensime atgrasimo per bausmes, hibridinių atakų srityje, turime duoti atsaką tam priešui, kuris vis puola mūsų žemę ir mūsų žmonės.